Seimo komisija nagrinėjanti Kauno apygardos teismo teisėjos Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės klausimą prašo Seimo savaitę pratęsti jos darbą. Į Seimo komisijos posėdį dėl Neringos Venckienės neliečiamybės pačios teisėjos Seimo nariai šiandien nekviečia. Komisijos užduotis per posėdį susipažinti su prokuroro Žydrūno Radišausko vaizdo medžiaga, kurioje esą matyti, kaip Venckienė 2010 m. lapkritį Panevėžio miesto apylinkės teismo patalpose viešai žemino teismą. Ikiteisminio tyrimo medžiaga, įspūdžiai tokie, kokie ir pas visus žmonės. Bet ta medžiaga vaizdo yra susijusi su vienu epizodu dėl nepagarbos teismui, ar ne? Negaliu komentuoti. Sakė, kad peržiūrint tą medžiagą jau bus galima susidaryti nuomonę. Dar prie tos medžiagos yra ir spausdintinės medžiagos, tai dar reikia susipažinti ir su spausdintinė. Dėkui. Komisija be to Seimo prašo dar savaitę pratęsti jos darbą. Seimui ketinama pateikti rezoliuciją ar tenkinti generalinio prokuroro prašymą leisti teisėją patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal 5 baudžiamojo kodekso straipsnius dėl trukdymo antstolio veiklai, pasipriešinimo valstybės tarnautojui, nepagarbos teismui ir piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis.